Pavasaris toks metas, kai kartu su bundančia gamta prabunda ir noras atsinaujinti. Senus savo atgyvenusius baldus, sofas, medinės duris ir medinių langų rėmus ne tik kad rekomenduotina, bet ir privalu vežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Atvažiuojate, o ten eilė. Mūsų gyventojai klausė, o sako, kodėl pas jūs dabar atsirado eilės didžiųjų atliekų aikštelėse. Tai priežastis mažiausiai dvi. Pirmas dalykas, kai tos aikštelės buvo sugalvotos ir tik pastatytos maždaug prieš 10 metį, jūsų gyventojų čia būdavo ganėtinai mažai. O dabar populiarumas išaugo tiek, kad atliekų kiekius mes čia atvežamus surenkame 3 didesnius negu veiklos pradžiai. Tai viena priežastis yra, jūs atvažiuojate dažniau. Nu, o kita, mes turime užrašyti kiekvieną jūsų atvežtą atlieką, suvesti į apskaitą ir būtent šitą apskaitą siūsti į valstybinės institucijas, kaip ataskaita, kiek atliekų mes surinkome. Tai va, 2 priežastis. Bet vis tiek labai gerai, kad jūs lankotės čia, kad jūs nepaliekate atliekų šalia konteinerių, pakelėse, pamiškėse, nes taip mes visi gyvename švariau, tvarkingiau ir gyvename sveikiau. Na, o trečioji priežastis, dėl ko tos eilės susidaro, štai tokia. Gyventojai dažnai mažai pasidomi esama tvarka, nors visa informacija yra mūsų internetinėje puslapyje. Taip pat yra visi telefonai, galima pasiskambinti, pasidomėti, kągi aš galiu daryti su savo turimomis atliekomis, kur jas dėti, kada jūs dirbate ir panašiai. Gyventojai sunkiai priima tą informaciją, atvažiuoja nieko nežinodami, kaip tas atliekas rūšiuoti, tiesiog visas susikrovia tai, ką turi ir tada įvyksta konfliktas. Nes jam būna pasakyta, kad jis turi išsirūšiuoti, arba turi vienas atliekas palikti, kitas išsivežti, dėl ko ir tos pačios eilės atsiranda, nes jeigu mes namuose turime žinoti, kur mes ką galime dėti ir tik tada jau važiuoti, susitarę, ar ne, kad ten galiu kažką vežti, ne taip, kad viskas susideda ir važiuoja, nes tai šiais laikais to padaryti neįmanoma, kadangi tų reikalavimų yra įvairiausių, tiek ir atliekų vis daugėja skirtingų, ar ne, ir jų tikrai nemažės. Tačiau, kadangi norime gyventi gražiau ir tvariau, tai būtina tos informacijos pasitelkti ir apie atliekas. Atliekose vis dėlto dar toksai yra gajus tas mitas, kad tiesiog turi priimti ir tai bus gerai. Ne? Aš kaip padarysiu, tai bus gerai. Deja, taip nebus, nes yra reikalavimai, įstatymai ir jie dažnai kinta ir čia nieko nepadarysi. Vienus didžiausių atliekų tai baldai, kuriuos atvežate dažniausiai neišrinkę ir galvodami, kad didelių gabaritų atliekų aikštelėse juos kažkas už jūs išrinks, atskirs minkštas dalis nuo medienos ir sudės ten, kur reikia. Ne, neišrinks ir nesudės. Taisyklės tokios, kad namų darbus turite padaryti patys. Jei nepavyksta, pasikvieskite pagalbon kaimyną ar kokį kitą artimą žmogų. Bus proga tuo pačiu pabendrauti ir išardyti baldus, kad atvežę jau išardytus neverstumėte kitų laukti jūsų. Dar vienas aktualus klausimas, ar tikrai jūsų darbas neina perniek. Gal pavyzdžiui viskas sudeginama ir tiek žinių? Medienos atliekos. Prašom jūsų, nepalikit baldų senų, durų, kažkokių tenai langų rėmų prie konteinerių. Nemeskit jų kažkur ir nekūrenkit pečiuose, nes nudažyta, nulakuota mediena, jinai skleidžia aplinko kancerogenus, kurie mums sukelia vėžinius susirgimus. Medienos atliekas, kurias jūs atvežate į aikštelę, jos panaudojamos dar kartą. Nuo nesenų laikų baldininkai, pagal žiedinės ekonomikos principus, į naujus gaminius turi įdėti kaip minimum 5% perdirbtos medienos. Ir būtent šitą medieną, kuriuo jūs atvežate į aikšteles, mes surenkame, mes ją sumalame, ištraukime metalus, jeigu tokių yra, ir atiduodam baldų gamintojams, kurie iš jos kepa naują drožlių plokštę. Štai tokiu būdu medienos atliekos neišlikia per kaminą su pavojingom medžiagom, o tampa naujais baldais, gaminiais ir taip mes prisidedam prie pakartotinio naudojimo ir žiedinės ekonomikos proceso. Baldų atliekos surenkamos ir Panevėžio regione. Lankomės Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. Jeigu teisingai pasakius, tai atvažiuoju iš visos apskrities. Tiesiog visų savivaldybių gyventojai savo didelių gabaritų atliekas suveža į aikšteles, didelių gabaritų, ir praktiškai iš ten transportas atveža čia ir mes jau čia apdorojame jas. Dalis gyventojų vietinių, Panevėžio rajono, Panevėžio miesto tiesiog atveža į čia jau. Kalbėdami apie medienos atliekas, dažniausiai galvojame apie baldus, tačiau medienos atliekos yra kur kas platesnė sąvoka nei vien baldai. Vieni atrodo sako baldai, o mes skaitome didelių gabaritų atliekos. Tai ne vien tik baldai. Tai yra ir namų apyvokos didesni daiktai, dalis tam tikrų statybinių medžiagų ar atliekų tiesiog kaip durys, langai. Tai čia jau tiesiog mes perrūšiuojame ir nustatom, kas mums tinkamiausia būda tvarkymo. Tai tinkamiausias būdas šitą galbūt panaudoti dalį kaip medžiagas
O dalį šitą tiesiog naudojame kaip kūras, sudeginant specialiuose renginiuose, tai yra kogeneracinės jėgainėse. Tarkim, turime medinę atgyvenusią lovą, kurios sudedamosios dalis mediena bei čiužinys. Mediena be jokios abejonės bus susmulkinama ir perduota baldų gamintojams, o čiužinys kol kas keliaus į deginimo gamyklą. Įsivaizduokime, kaip perdirbti čiužinį. Kol kas yra tas efektyviausia, pigiausia, ekonomiškai gal naudingiausia. Pasak Sąvartyno vadovo, Panevėžio regione per metus surenkama apie 4000 tonų tokių atliekų. Didžioji dalis perdirbama, kita keliauja į deginimo gamyklas, kur deginimo proceso metu virsta šiluma ir elektros energija. Keliaujame į Marijampolę. Į čia esantį Marijampolės regioninį Sąvartyną taip pat atvyksta baldai iš Marijampolės regiono. Taip, iš viso regiono, iš visų didžių atliekų priėmimo aikštelių ir suskaupam baldus, juos smulkinam. Smulkytus baldus perduodam į Kauno jėgainę deginimui, dalį baldų, kuri tik tai kietoji dalis atskiriam atskirai ir perduodam atliekų perdirbėjams. Jei paprastai kalbant, tinkama perdirbimui medžiaga perduodama atliekų perdirbėjams, o netinkama keliauja sudeginimui. Marijampolės regione per metus surenkama apie 1000 tonų medienos atliekų. Įsivaizduokite, jei toks kiekis kasmet būtų tiesiog palaidotas sąvartyne. Mintis kilo, kad jos nepatektų į sąvartyną, mažinant sąvartyno tūrį, tai nuspręsta įrengti aikštelę ir jas smulkinti. Į sostinę Graičiūno gatvėje esančią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę taip pat atkeliauja tinkama perdirbti mediena iš viso Vilniaus regiono. Čia jis susmulkinama ir iškeliauja perdirbėjams. Ekrane kaip tik dabar matote per metus surenkamą medienos atliekų kiekį. O mes dar kartą norime priminti ir akcentuoti, kad mūsų išrūšiuoti baldai ir medienos atliekos keliauja į 2 vietas. Tinkamos perdirbti smulkinamos ir iš jų vėliau gaminamos baldinės plokštės, o netinkamos perdirbti keliauja į deginimo gamyklas, po to virsdamos šilumą ir elektros energiją. Taigi mūsų visų darbas pristatant baldus ir medienos atliekas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles bei tokias atliekas priimančius sąvartynus turi prasmę ir realią naudą gamtai.